Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. autoaibė.lt. Perlo draudimas. Užsuk, palygink kainą ir išsirink tinkamiausią automobilio draudimo pasiūlymą. BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vaidotai, tu ir visa SV technika komanda vietoje, Vilniaus oro uostas, dar 1,5 valandos kažkur tai iki skrydžio, bet turbūt viduriuose jau yra virpuliukai tokie ir kokiomis mintimis išvykstate į Saudo Arabiją naujųjų metų dieną, 2024 metai, sausio 1 diena šiandien. Na, naujus metus sutikome šiais metais Lietuvoje, namuose, su šeimom. Tai smagu, nes praėjusi 2 metai teko Saudo Arabijoje sutikinėti naujus metus. Tai šiokia tokia kaip ir šventė šeiminiška įvyko, o šiaip pasiruošę neblogai. Komanda, manau, irgi visi ruošiamės stipriai kovoti, kadangi, kiek girdėjome iš visų žiniasklaidų, iš organizatorių, kad šiais metais Dakaras bus tikrai sudėtingas. Turėsim ilgus greičio ruožus, pervažiavimus ilgus, tuščiajam ketvirtyje smėlio daugiau kopų negu pernai, sudėtingesnių. Tai manau, kad ten spręsis ir daug kieno rezultatai varžybų. Greičiausiai bus ir nusivylimų, ir džiugesių. Tikimės atlaikyti ir mes, išbandyti naują formatą 8 bivakų, kur pavyks davažiuoti 1 dieną. Aišku, visi sprausis maksimaliai, bet nemanau, kad visiems pavyks tiek pasiekti. Klausyk, šiemet startuoji ir su atsinaujinusiu ekipažu, 2 nauji veidai šalia, tai pristatyk komandos narius visiems, kad geriau susipažintų, kad tas vadindamas veidus atpažintų, nes jau pripratę prie Slavomiro ir Tomo, tai kaip dabar kolegos? Nu, tai šiemet pasikeitė ekipažas, kairėje stovi Gytis Gaspariūnas, atliks inžinieriaus. Sveiki visi. Atlieka inžinieriaus pareigas visas, seks visas temperatūras ir taip toliau. O dešinėje stovi Albertas Velamovič, kuris pakeitė Slavomirą ir ves mus į finišą. Albertas 19 metais dar Pietų Amerikoje kaip turistas ragavo Dakaro ralio, ar tada jau įvyko tas, kaip sakoma, apsisprendimas, kad kažkada aš irgi važiuosiu? Nu, apsisprendimo negaliu pasakyti, aišku, tokia kilo mintis, gal kada nors, jeigu ten viskas susiklosti, kad norėčiau startuoti. Bet tai atrodė taip toli ir taip neįgyvendinama, kad, iš tikrųjų netikėjau. Po 5 metų dalyvausiu pas tai. Ir galima sakyti, kad Benedikto žodžiai svajokit atsakingai, svajonės pildosi. Ja, tai turbūt, ja. Kaip pačiam vis tiek turėtų būti kažkoks startinis jaudulys, tas noras nenuvilti komandos Vaidoto, kuris jau 2 kartus važiavo ir pernai metais paskutinį etapą laimėjo. Jo, be abejo, jo. Čia toksai kaip ir aukštai kartelė užkelta yra. Yra, iš tikrųjų yra. Ir dažnai apie tai galvoju, bet pasistengsiu tikrai, žinau, nenuvilt komandos, padaryti viską, ką galiu. Vaidai, tas pats sunkvežimis dar šiemet su keletu patobulinimų, tu juos pristatėjai per komandos pristatymą, bet kaip manai, ar yra galimybė šiemet kažko siekti daugiau, ar vis dėlto reikės ateityje žvalgytis į rimtesnę techniką? Na, aš minėjau ir pristatymę, kad sunkvežimiai labai iš esmės evoliucionuoja irgi kaip ir visureigiai. Tikrai nėra, kad tenais pagamino 2010 ir 2022 metais pagamino tokį patį. Tai evoliucija vyksta, kaip ir su visureigiais. Gal šiek tiek mažesni, bet
svoris mažinimas maksimaliai, balansai, šuoliai, stiprinamas važiuoklės ir taip toliau. Mes startuojam su tikrai senuku, 2011 metais surinktų sunkvežimių, kurio charakteristikos tikrai nutoliai yra nuo pagrindinių lyderių, kurie kovoja dėl aukščiausių rezultatų, kurie kovoja dėl pergalių. Tai tikėtis būtų labai naivu, rizikuoti laimėti greičio ruožą irgi neturim plano, bent jau kol tikrai dalyvausime, nebent kažkokia tai atsitiktų bėda ir tektų jau važiuoti pusiau neįskaitai, sakykime gal. Tai tikimės to neįvyks, o realiai manau, kad galim važiuoti top 10, siekti geriausiai top 5 rezultatą. Pernai persekiojo tai turbinos, tai elektronikos problemos, ar jos išsisprendė ir tikrai galim sakyti, kad viskas bus gerai? Na, sunkvežimiui kol kas nėra visiškai 100% sukoreguota taip, kaip galėtų būti maksimaliai, išnaudot galingumas visas, bet dėl patikumo yra šiek tiek apmažinta ir galia, kad nebūtų tų problemų, kurios iškilo praeitais metais, kai nelaikydavo turbiną, nelaikydavo kuro įpurškimo sistemą, išmetimo kolektorius. Tai, sakykime, šiais metais vis tiek pravažiavam kelis tūkstančius kilometrų treniruočių ir per tas treniruotės neišlindo pasikartojančias bėdos, kurios buvo 23 metų Dakare. Tai tikimės, kad bus gerai, pagal patikimumą greičio kažkiek sumažėjo, bet kaip ir minėjau, sunkvežimis nėra paruoštas kovoti dėl aukščiausių rezultatų. Dar toks klausimas rytoj. Atsiimat turbūt Janbų techniką, irgi keliausit beveik 20 valandų iki Elūlos, ar nusimato kažkokie testai? Ne, pas mus šiek tiek kitaip, kadangi komanda jau yra paėmusi visą techniką šiandien. Mechanikai jau važiuoja į pirmąjį bivaką, mes skrendam į Džedą, Džedoje turim 9 valandų poilsio pertraukėlę, palaukti vietinę skrydžio ir skrendam tiesiai į Elulą. Tai rytoj toksai, nuo šiandien keliausim iki rytojos vakarą, tai apie parą, kol pasieksime pirmąjį mūsų bivaką. Žinai, dar paskutinį žodį Gyčiui, gal, nes tu taip kukliausiai prisistatė ir Gyti, kaip pats įsivaizduoji savo artėjantį Dakarą ir ar bandysi savo kelti kažkokius tikslus, ar vis dėlto mintyse tas finišas ir Dakaro ralio medalio finišavusiojo medalis? Nu, aš į Dakarą, čia Vaidas minėjo, buvau kaip planavęs nuo 2019 metų, bet susikloščius ten įvairiems darbams, negalėjau paprasčiausiai dalyvauti. Tai tikslai būtų aiškus, palaikyti komandą ir į tą penketuką įvažiuoti, aišku, spręsti kažkokias problemas susikloščiusias su gedimais ir taip toliau. Ir kuo siekti to aukščiausio rezultato, turbūt. Tai Vaidai, tai vis dar Mamba? Tai kaip tik yra šiemet Mamba, grįžo atgal, kuriuo mes startavome pirmąjį Dakarą 2022-2023 metų Dakarė turėjom kitą techniką, ją buvom davę vardą Šamaną, o šiais metais vėl sugrįžo pirma mūsų Mamba, su kuria debutavim, kuria parodėme gan gerą rezultatą kaip debiutę. Šiek tiek techniniai nesklandumai, gedimai mums pakišo koją finišuoti top 10, bet tikiuosi šiemet tą rezultatą pavyks pagerinti. Tai ką, gero finišo ir aukšto finišo. Ačiū ir iki. Žirgsim. Prašau. Tada aš tokį galėjau parduoti kam. Dėmesio. Dar vieną, o paskui atsirinkti. Stačinos, prašau. Ačiū labai. Dėkui tau. Sėkmės visiems. Geros kelionės, iki. Labas vakaras, Gintai, irgi keliat sparnus šiandien į Saudo Arabiją. Kokiomis nuotaikomis išvykstate ir galbūt jau skaičiavote, kelintas jums Dakaras? Tai dar po naujų metų labai sunku suskaičiuoti, kaip čia mes taip pasėdėjom gerai. Nu, bet Benediktas sakė, kad alkoholikam tik nauji metai, tai šiemet ir negeriam.
Tai koks 7 jau skaičiavom, 7, 1 anuliavo, Pietų Ameriką nevažiavom, bet už tai Afrika reis dar 6 buvo. Tai va. Noriu paklausti, o voras vis dar tas pats, ar jau kažkoks naujas? Ne, voras naujas, mėlynas kuo puikiausias, tai dabar jisai lips į kopas dar greičiau. Taip kad vysimės visus. Nu, žalos nepavysim, bet kitus tai manau, tai tikrai kaposim. Kiek vorų kolektyvė bus? MD mačiau, kad komanda su dideliu eskadronu išstartuoja. Startuoja 12 vorų, tai, bet yra ir naujo modelio vorai, kurie dar greitesni, bet vis tik 2 ratais varomi. Tai manau, galėsim tarp vorų palenktyniauti netgi. Ar ateityje planuojat naujesnį įsigyti, ar kol kas su šito mėlynu bandysit toliau eiti link legendos? Tai žiūrėsim, tai 1+, tai aišku, čia kiekvieno Dakaro dalyvio svajonė. Tai reikės pagalvoti, bet manau, kad dar galima dar ir su šitu palenktyniauti porą metų. Ar numatė kokių treniruočių dar iki starto, koks planas nuvažiavus? Nu tai Varėnai, žinot, ten tos varžybos geros būna, taip, smėlio daug, po miškus, nu varysim po Varėną tada. Bet prieš Dakaro startą treniruočių nebus. Tai Marokas, prieš Dakarą Marokas, o prieš Maroką dar anas Dakaras, taigi ir taip ir sukasi metai. Tvarkoj, tai tada sėkmės starte ir stebėsime jūsų rezultatus. Dėkui, žiūrėsim finišą. Iki malonaus. Čia priėjo ir Vitoldas. Vitoldai, šiandien išvykstate tik tais. Nors jau jūsų visa komanda Luloje. Kaip čia, nespėjote į lėktuvą? Nespėjau, pavėlavau, žinai, šventės, taigi šventės reikia švęsti, o ne kažkur tai vargti. Nes kolektyvas, lipdami iš lėktuvo naujosius, pasitiko autobusą. Jo, ir tai dar pakeliui, ne, man atrodo, dar ne visai net autobuse, o kažkur tai oro uoste. Nu, tai viename iš oro uostų. Oro uosto autobusų, taip, kuris perveža iš lėktuvo į kambarį. Kur drieksis paties maršrutas, nes suprantu, kad turbūt tiesiai į Alulą, ne? Taip, tiesiai, nu kaip tiesiai, dar su 2 persėdimais, bet vis tiek į Alulą ir kadangi jau visa technika atsimta, visa komanda jau bivake, tai tiesiog į tenai. Nu tai dar su 2 komandos nariais susitiksime Rijade, tai su kita antra lenktynininkų grupe, reiškia su Aisvydu ir Vladu. Tai mes susitiksim ir atskrisim 3 kartu ir tada prisijungsim prie komandos. Ir paties misija Dakare, turbūt vairuodamas vairuok? Jo, vairuodamas vairuok, logistindamas logistink ir darydamas viską daryk, nes iš tikrųjų Dakare ką nors pavadinti tiksliai yra labai sunku. Nes kai tu esi komandos dalis, tu turi daryti viską, ką tuo metu reikia daryti. Ir gerai būtų tą mokėti daryti, tai galbūt ne visai viską moku, bet nu, vis tiek stengiuosi padėti. Tai pagrindinė užduotis ką? Transportuoti mediją kaip visada? Jo, transportuoti mediją, nes iš esmės transportuoti gal ir nesunku, Saudo Arabijoje labai lengva važiuoti, nes geri keliai ir visą laiką tiesiai. Bet reikia žinoti, kur būti ir kada būti, nes jeigu būsi ne ten, kur reikia, nieko ten nebūna, ir jeigu būsi ne laiku, tai ten jau irgi nieko nebebūna. Ačiū, gerą kelią. Žiūrėsit, kažkas apspjaudės. Laimingai? Skaitytojai, klausytojai, Mindaugai. Ate, gero kelio.
Auto Aibė, automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. autoaibė.lt. Perlo draudimas. Užsuk, palygink kainą ir išsirink tinkamiausią automobilio draudimo pasiūlymą. BetSafe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.